Tai esu Airdas, mokinuosi Kauno Viršų gimnazijoje, sportuoju laisvalaikiu, lankau Šiaulių būrelį. Šiaip labai aktyvus gyvenimas, o savanoriauju. Tai va. Čia mes matome susirinkę vaikai su šeima visa. Čia jie gamina aitvarus. Savanoriavęs į daug kur, tai Maisto banke vienas iš pagrindinių. Tai tada esu savanoriavęs Kauno maratone, dalinu medalius. Tai stačiau palapinę, matom didžiausius aitvarus, tai mes šios padėjau įgyvendinti. Kėdės padėjau nešioti stalus, tai siūlyčiau sudalyvauti ir neabejoti savo galimybėm. Prisidėkite ir būkite vieni iš pirmųjų, nes tai yra atpažinsi, susirasite naujų draugų. Tai va. Mano vardas Karolina, esu iš Kauno. Kažkaip kilo mintis, kad reikia pabandyti. Tai padedu vaikam daryti aitvarus. Kaip pirmą kartą tai patiko, labai patiko. Tai žaidėme visokius žaidimus, susibendravome, susiradome draugų. Tai jeigu einat savanoriauti, nebijot, bandysiu daugiau savanoriauti. Mano vardas Goda. O mano Elinga. Ir mes esame iš Kauno. Ir mes dalyvaujame Social Breeze savanorystės iššūkį. Mes esame Dainavoj. Atėjom padėti Kaunas 2022 festivalį kiemo. Buvo koncertas, kaip ir mažas. Kiemo koncertas. Taip, susirinko gan nemažai žmonių. Buvo tikrai labai fainai, išdalinom plakatus tokius. Jo, dalinom skrajutes žmonėm, paskui padėjom susitvarkyti, paskui padėjom šiaip išdėlioti viską. Kad įveikiam baimę. Skrajučių dalinimas. Taip. Aš asmeniškai iš pradžių bijau tas plakatus dalinti, bet paskui kažkaip įsipranti, kaip su žmonėm pradedi kalbėti. Labai kultūringi ir draugiški žmonės. Taip, draugiški. Faini žmonės. Labai. Tikrai palinkėčiau prisijungti. Viskas labai fainai ir smagu. Ir tikrai tikiuosi, kad daug kas prisijungs. Palinkėčiau, jeigu labai noriu naujų įspūdžių arba įveikti kokias baimės, palinkėčiau tiem žmonėm ateiti čia, kurie nori naujų įspūdžių ir iššūkių. Jo, iššūkių, nes tikrai bus daug jų. Ir kurie turi kantrybės, daug kantrybės. Jo. Daugiau kaip ir nieko. Taip. Tai gali tada pabaigti krauti. Gerai. Krauti. Jo, tai gerai. Ačiū. Gerai, ačiū labai. Mes duodam jums. Tai ir ką kartą.